rašau įrašą apie akupunktūrinius taškus ir jų aktyvinimą. Dėkoju, kad esat su manim, mielieji. Dėkoju, kad prenumeruoja. Jau beveik 3000. 40 trūksta, kad būtų 3000. Labai džiaugiuosi, kad mane žiūrit ir esat su manim. Jaučiu tą ryšį su jumis ir man labai malonu dėl jūsų tą daryti, ką darau. Patarinėti ir tokiu būdu pasirūpinti, jeigu negaliu asmeniškai jūsų sveikata. Dabar kaip imuninę sistemą suaktyvinti? Yra čia, žinot, akupunktūriniai taškai, yra gerklės. Nu, čia jau gerklės nušalimai, viskas aišku. Pirmiausia, yra čia barjeras, stabdis, nušalus. Tai yra gerklės uždegimas, angina, ta visa ir viską. Ir gerklės čia yra, kur tas adomo obuolys pasvyrus, čia yra gerklės čakra. Ji labai svarbi šitiem dalykam, jinai atsakinga ir už skydliaukę. Ir yra mažoji čakra, jeigu dursim tiesiai va čia į tą duobutę. Tai dabar mes padarysim vieną dalyką. Norint sustiprinti imuninę sistemą, kad nesirgtumėt, kad būtumėt sveiki ir kad jūsų organizmas sunaikintų visus virusus, bakterijas nereikalingas ir visa kita, jūs būtumėt atsparūs, o jeigu sergat, dar ir padėtų gydytis ir suaktyvinsit šitą žemutinį jūsų organizmo valdymo tašką, tai tiesiog paimam stuksenimo būdu, stuksenam į tą duobutę čia. Į tą duobutę stuksenam daug, 50-60 kartų stuksenat į tą duobutę. Patepkit kremuku ar aliejum, geriausia arbatmedžio aliejum patepkit. Ir stuksenam į tą vietą. Tai suaktyvins jūsų imuninę sistemą, tai suaktyvins jūsų, nugalės visus virusus, net vėžinės ląsteles, žinokit, organizmas tada puola ir labai gerai gynyba įsijungia. Prieš visą jūsų parazitus, kadangi jūsų organizme virusų, bakterijų, visokių šitų parazitų yra daugiau negu jūsų kūno ląstelių, ir tą žinau, čia ne mano išmintis, čia mokslininkų įrodyta. Stuksenam, įjungsim savo imuninę sistemą, atsikratysim daug virusų ir bakterijų. Darykit tą.